Tai ką, gerbiamas Skuduti, ponas Pranai, atrodot inteligentiškas žmogus. Ir toks pareiškimas ant jūsų, a? Tai kaip čia? Kaip čia atsitiko, a? Pareigūnė, aš esu inteligentas žmogus, aš matau. Aš esu išsilavinęs, išprusęs, aš nesu kažkoks gatvės banditas. Bet elgėtės, atsiprašau. Aš pats nesuvokiu, kaip vakar viskas įvyko, bet mes darbe, suprantat, atšventėm gimtadienį. Galbūt aš per daug suvartojau alkoholio, gal aš primaišiau per daug gėrimų, bet aš tiesiog iš darbo jau į namus. Ir ką aš padarysiu, kad mane vidury gatvės tiesiog aš nenulaikiau šlapumo. Ir aš atsiprašant, taip, myžau vidury gatvės. Šlapinotės jūs vidury gatvės, taip, aš šlapinuosi pareigūnė, taip, visų žmonių akivaizdoje, bet aš net prisidengdinėjau. Aš atsiprašinėjau žmonių, bet tai ką aš galėjau padaryti, ką aš vidury, atsiprašant, turėjau sustabdyti, kaip, tai neįmanoma. Gerti mažiau reikia, o vitrina, ko jums nusikalto, išdaužytas, prekybos centro, vitrinos langas. Atsiprašau, pareigūnė, bet aš viską puikiai prisimenu, man nereikia čia primindinėti. Taip, aš besišlapindamas susviravau ir trenkiausi galvą į vitrinos stiklą. Krisdamas alkūnėm dar taip išdaužiau aš tą stiklą. Bet pareigūnė, už išprievartavimą aš tikrai nesėsiu į kalėjimą. Aš jums 100% sakau, nes tai nebuvo joks išprievartavimas. Jos pačios į mane žiūrėjo, akis įsmeigia ir aš nesuvokiau, kaip viskas įvyko. Po to tik tai kojos, rankos ir seksas, iš vien seksas. Bet aš jokios prievartos nebuvo. Pilietė, aš nesuprantu, apie ką jūs kalbate, apie kokį išprievartavimą, seksą, ką jūs čia kalbate? Nesėsiu į kalėjimą. Kas jūs vadina už išprievartavimą? Šlapinimasis yra smulkus chuliganizmas, išdaužyta vitrina ir suniokotas prekybos centro inventorius. Koks? 5 manekenai, 3 moteriški ir 2 vyriški. Kaip? Manekenai? Manekenai, 3 moteriški, 2 vyriški. Prie ko čia išprievartavimas? Ir dar 2 vyriški? Mažiau gert reikia.